Prijungimo sąlygos yra esminis dokumentas, kuriame yra nurodyti visi tolimesni veiksmai ir galimybės. Remiantis šiuo dokumentu, rangovas atlieka visus galios didinimo ar prijungimo darbus. Kaip jas gauti? Jums patogiu būdu prisijunkite į ESO savitarnos svetainę. Kairiajame meniu pasirinkite skiltį Paraiškos. Dešinėje pasirinkite Nauja paraiška. Atsiradusiame lange pasirinkite tinkamus laukelius. Elektra. Pasirinkite laukelį Yra, jei norite didinti galią ir įvadą turite. Pasirinkite laukelį Nėra, jei elektros dar neturite ir norite prijungti naują įvadą. Pasirinkite paraišką pildote juridiniam ar fiziniam asmeniui. Kitame lange bus pateikta paraiškų biblioteka, kurioje identifikuojamos mokamos ir nemokamos paraiškos. Pasirinkite paraišką Galios didinimas. Užpildykite laukelius, kurie automatiškai nėra užpildyti ir yra pažymėti žvaigždute. Atstovavimo pagrindo laukelyje pasirinkite variantą pagal įgaliojimą ir įkelkite įgaliojimo kopiją tuo atveju, jei paraišką pildote pagal kito žmogaus įgaliojimą. Tokiu atveju užpildykite kontaktinių duomenų laukelius. Kitoje skiltyje įveskite kontaktinius duomenis. Skiltyje Paraiškos objektas esančiame meniu raskite tinkamą paraiškos objektą. Prašoma unikalų daikto numerį rasite kadastrinių matavimų dokumentuose arba ESO pateiktos nuorodos pagalba. Skiltyje Detali paraiškos informacija bus nurodoma dabartinė turima galia. Pasirinkite norimą galios kiekį ir pažymėkite galios didinimo priežastį. Projektų rengėjo skiltyje nurodykite pasirinkimą Klientas. Galios didinimo atveju papildomų dokumentų įkelti nereikia. Baigę pildyti paraišką, peržiūros lange patikrinkite pateiktą informaciją. Pateikite paraišką. Grįžę į paraiškos skiltį, rasite savo pateiktą paraišką ir galėsite ją apmokėti. Įrengimo sąlygų dokumentą rasite tik ESO savitarnos svetainėje ir jas galėsite atsisiųsti PDF formatu. Kairiajame meniu pasirinkite skiltį Paraiškos. Dešinėje pasirinkite Nauja paraiška. Atsiradusiame lange pasirinkite tinkamus laukelius. Elektra. Pasirinkite laukelį Nėra, jei elektros dar neturite ir norite prijungti naują įvadą. Pasirinkite paraišką pildote juridiniam ar fiziniam asmeniui. Kitame lange bus pateikta paraiškų biblioteka, kurioje identifikuojamos mokamos ir nemokamos paraiškos. Pasirinkite paraišką elektros įvedimui. Įveskite kontaktinius duomenis. Skiltyje Paraiškos objektas reikalinga unikalų daikto numerį rasite kadastrinių matavimų dokumentuose arba ESO pateiktos nuorodos pagalba. Pasirinkite galios poreikį ir įrengimo tikslą. Projekto rengėjo skiltyje nurodykite pasirinkimą Klientas. Baigę pildyti paraišką, peržiūros lange patikrinkite pateiktą informaciją. Pateikite paraišką. Grįžę į paraiškos skiltį, rasite savo pateiktą paraišką ir galėsite ją apmokėti. Įrengimo sąlygų dokumentą rasite tik ESO savitarnos svetainėje ir jas galėsite atsisiųsti PDF formatu. Kairiajame meniu pasirinkite skiltį Paraiškos. Dešinėje pasirinkite Nauja paraiška. Atsiradusiame lange pasirinkite tinkamus laukelius. Elektra. Pasirinkite laukelį Yra, jei norite didinti galią ir įvadą turite. Pasirinkite laukelį Nėra, jei elektros dar neturite ir norite prijungti naują įvadą. Pasirinkite paraišką pildote juridiniam ar fiziniam asmeniui. Kitame lange bus pateikta paraiškų biblioteka, kurioje identifikuojamos mokamos ir nemokamos paraiškos. Pasirinkite paraišką saulės jėgainės įrengimui arba kombinuotą paraišką galios didinimui ir saulės jėgainės įrengimui.
Suveskite kontaktinę informaciją. Skiltyje paraiškos objektas reikalingą unikalų daikto numerį rasite kadastrinių matavimų dokumentuose arba ESO pateiktos nuorodos pagalba. Skiltis Saulės jėgainės informacija. Fiziniai asmenys gali priduoti iki 10 kW, todėl planuojamos elektrinės leistina generuoti gale laukelyje įrašykite 9,9. Pasirinkite šaltinį Saulė. Baigę pildyti paraišką, peržiūros lange patikrinkite pateiktą informaciją. Pateikite paraišką. Grįžę į paraiškos skiltį, rasite savo pateiktą paraišką ir galėsite ją apmokėti. Įrengimo sąlygų dokumentą rasite tik ESO savitarnos svetainėje ir jas galėsite atsisiųsti PDF formatu.